Kaip man stipriai viduje suvibravo vienas video, kurį šiandien pasižiūrėjau tik tokią saviugdos temą. Tad atbėgu su tavim pasidalyti, nes tikiu, kad ir tau bus ypač naudinga, jeigu įsigilinsi tai, ką aš dabar tau papasakosiu. Dauguma mūsų iš vaikystės esam atsinešę tai didesnės, tai mažesnės nuoskaudas patirtas vaikystėje. Tai pavyzdžiui, vienų nuoskauda gali būti, kad per mažai gavome iš tėvų meilės. Kitų nuoskauda, kad netokius gražius rūbus pirko tėvai. Ir dar begalis kitų nuoskaudų, kurios trukdo gyventi. Tai vienas iš tų patarimų, kaip mes tas nuoskaudas galime nutraukti, tai tiesiog daryti tai, ko mums trūko vaikystėje. Trūko meilės, mes galime save apsupti tokią meilę, kokios mums tuomet trūko. Nes meilė savo yra nuostabus dalykas. Kita nuoskauda, tai kad vaikystė buvo skurdi, tėvai nepakankamai uždirbdavo, negalėjai daug leisti, skaičiuoti kiekvieną pinigą reikėjo, bet tu jau užaugai, tu pati gali susikurti tokį gyvenimą, uždirbti tiek pinigų, kad jaustaisi saugiai. Tai štai tokie patarimai ir pavyzdžiai man labai giliai palietė mane ir aš supratau, kad tai, kas buvo vaikystėje, tai buvo dėl manęs, aš negalėjau kontroliuoti, tačiau aš dabar galiu kontroliuoti savo gyvenimą, kurti savo gyvenimą tokio, kokio noriu ir patirti tai, ko nepatyriau tuo metu. O jeigu ir tu ieškai veiklos, kuri tau generuotų finansinį stabilumą, padėtų susikurti tokį gyvenimą, apie kokį tik svajojai, susikurti laisvę ir tiesiog mėgautis galėtai gyvenimu, susisiek su manim.